Labas. Noriu pasidalinti, net nežinau kaip čia įvardinti, kad jaučiuosi geriau negu įprastai, daug geriau, nes kovo mėnesį buvo 5-ojo vaikelio persileidimas, tai iš pradžių buvo jautėsi kaip ir nieko nejauti, bet paskui galiausiai nuo kiekvieno truputį supykimo, visiškai menkiausio supykimo, pradėdavau mykčioti, neprakalbėdavau, atrodydavau, kad gerklėj čia stovi guzulas ir tiesiog negaliu kalbėti, visiškai negalėdavau kalbėti. Kai praeidavo, galėdavau vėl kalbėti toliau. Ta būsena iš tikrųjų buvo tragiška, kad tu nori kalbėti, mintis dėlioji žodžius ir negali prakalbėti. Tai buvo baisu iš tikrųjų. Ir ieškojau, kas man padėtų, kad vėl galėčiau kalbėti, kaip dabar kalbu, nes šiaip anuo metu nebūčiau pakalbėjusi, būčiau mykčiojus, skiemenimis, tragiškai. Netgi vaikus sakiau vaikam, jeigu aš nekalbu, atneškit popieriaus lapą, aš užrašysiu, jūs perskaitysit, nes sakau, negaliu prakalbėti. Tiesiog, negalėjau kalbėti, nes guzlas burnoj, o smegenis veikia ir nori kažką pasakyti, bet negali pasakyti. Ir tada toks piktis apimdavo, liūdesys. Ir ieškojau, kas man galėtų padėti. Mano būseną šitą sutvarkyti, nes būseną iš tikrųjų niekam nelinkėčiau. Tos būsenos, kuri buvo pas mane. Ir prieš kokius gerus metus, pradėsiu nuo to, kad prieš 3 metus ar 4 metus turėjau avariją ir tos avarijos metu iš tikrųjų aš mykčiau, aš atsitrenkiau į mašiną ir aš greitoji sustoju ir greitai reikėjo pasakyti savo vardą, pavardę, dar ten kažką ir aš tiesiog mykčiau ir tą kartą, kai nusiraminau, viskas praėjo. O kadangi buvo toks, vadinčiau, gal didelis stresas, kuris įvyko kovo mėnesį, nors aš to labai nejaučiau, bet paskui gal jaučiau lyg toks piktis, lyg nerimas, lyg pasimetimas, lyg nežinomas, ko nori, toksai vaikai kažką nori, man atrodo vienodai, aš nieko nenoriu, noriu tiesiog ramiai būti. Ir gavosi taip, kad aš ieškojau, kas man galėtų padėti. Prieš metus kokį laiko buvau, kažkaip man ten buvo, gal kažko aš buvau stipriai supykus ir aš ieškojau emocijų paleidimo per YouTube. Ir principas tas, kad ieškojau ir atradau Simona Kupetienė, taip teisingai pasakiau pavardę. Ir jos man labai patiko tas video ir tuo metu paklausus tą video man emocijas paleido ir visiškai gerai jaučiausi. O dabar, kadangi situacija tokia buvo bloga ir galvoju, kad man reikia tikrai pagalbos, kas man galėtų padėti stipriai, nes suprantu, kad kuo toliau, tuo blogiau. Atsiminiau ją, jos emocijų tą paleidimą, bet tuo metu man jisai nepadėjo dabar. Galvoju, parašysiu žinutę, kad gelbėk mane, man padėk, nes man žiauriai yra blogai. Ir buvo taip, kad jinai pakvietė mane į stovyklą, padovanojo stovyklą moterų rugpjūčio mėnesį. Dalyvavau, iš tikrųjų buvo klausimai, su kokia intencija, su kokiu tikslu, ar kaip čia pavadinus, atėjai. Ir aš tiesiog negalėjau pasakyti, nes burnoj tas guzlas stovėjo. Tenai buvo ir meksikietė Tanė, kuri darydavo ten masažus arba karmenį ten kažkokį dalykėlį. Ir buvo taip, kad penktadienį atvažiavom, penktadienį po pietų maždaug, jinai sako, užeik, aš taip stoviu tarp durį ir tiesiog jaučiu tą energetiką, kad mane stumia kažkas, bet paskui nusiraminau ir nuvėjau, apsikabinau, pasakiau, kas yra. Sako, aš tau galiu padėti. Tai ir man padovanojo jinai tą karminį seansą, labai širdingai dėkoju jai, nes šeštadienį ryte jinai man padarė karminį valymą dėl to vaikelio. Ir žinokit, tada pradėjau kalbėti ir aš taip nustebėjau, kad vėl galiu kalbėti. Tai buvo šeštadienį dar visokių praktikų, tokių, kad mylėtum save, kad mylėtum kitus, visokių, žodžiu, daug visokiausių dalykėlių buvo, dar ir sekmadienį buvo. Ir aš galėjau kalbėti ir aš
iš tikrųjų be galo dėkingai Simonai Kupetienei, kuri mane padovanojo man šitą moterų stovyklą. Nuoširdžiai iš tikrųjų dėkoju, nes galiu džiaugtis, galiu kalbėti, galiu vėl gyventi įprastą savo gyvenimą, kurį gyvenu. Faktas dar biškiai užeina kartais liūdesys koks nors, ar šiaip toks nieko nenorėjimas, bet man atrodo, tai yra normali būsena. Bet iki stovyklos tą laikotarpį nuo kovo mėnesio, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, beveik 5 mėnesius buvo man ant smegenų uždėtas toks juodas debesys ir faktiškai aš nelabai ką atsimenu. Būdavo vyras klausė, sako, tu sakei taip, sakau, aš nieko neatsimenu. Tikrai buvo smegenų, manau, užtemimas ir džiaugiuosi, kad buvo tik tai 5 mėnesius. Ir ta Simonos Kupetienės stovykla moterų man labai padėjo. Tai tikiu, kad jum irgi padėtų, nuoširdžiai rekomenduoju. Tikrai, nebūtinai su tokia problema, galite eiti ir su kitomis problemomis. Jeigu nesijaučiat gerai viduje, ieškokite, kas jums gali padėti, o ta moterų stovykla, žinokit, nerealus dalykas iš tikrųjų ir nuoširdžiai rekomenduoju ją. Nuorodą įdėsiu iš tikrųjų jos tos stovyklos po šito video, nes nerealus jausmas, kai tu grįžti į save, prisipildai tos meilės, kurią tikriausiai uždalinus buvo per daug. Ir taip gera buvo, nerealus jausmas grįžti į save ir vėl džiugtis ir džiuginti kitus. Vėl atsirado noras ir dirbti, ir veikti, ir taip toliau. O tuo metu sunkiai. Ką aš norėjau daryti? Realiai nuo gruodžio mėnesio nelabai ką norėjau daryti iki rugpjūčio mėnesio. 8 mėnesius. Ne kažką norėjau veikti, ne kažką norėjau daryti. Tai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti, galiu pasidalinti su jumis tai, nes kažkodėl pajaučiau, kad tikrai yra žmonių, kuriem yra blogai ir ieško pagalbos. Tai jeigu tu ieškai pagalbos, tai šita stovykla tikrai jums padės. Aš tikiu, nes man padėjo, padės ir jums. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus.